Karolina, žodis tau. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija išskirtinis įvykis. 4 B klasė švenčia 100-dienį. O, labas, Mantai. Labas, Jonai. Ir mes susitikom laidoj. Kokioj laidoj? Aha. Koks įžymiosios 4 B klasės auklėtojos Auksės Sirikienės vardas? A. Auksė. B. Ne Auksė. Siųsk savo atsakymą numeriu 1639 ir laimėk 14 litų 95 centus. Danielė, mes puikiai žinom, kaip tu norėjai sėdėti su Dovilė. Bet jis įterpė tas. Liudininkų parodymais iš šamanės, burtininkės pentagramų piešėjos, kerų kūrėjas Vidmantės pinklės pateko Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 4 B klasės mokiniai Eglė Aleksandravičiūtė. Karolis Urba? Taip. Ar tiesa, jog jūs mokotės Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje? Taip. 4 B klasės mokinys? Taip. Brigita! Brigita, kur tu? Brigita, kur tu? Greta, baig fotografuoji! Greta! Eik, tu sen kokią vakar rankinę mačiau, o aš kokio lako nusipirkau, tik va pinigų neturėjau. Oi, negaliu aš tos rankinės pamiršti. Ką mergos darot? Vėl apie rankinę šnekat? Oi, nežinau. Ar tiesa, 2012 m. balandžio mėnesį lietuvių kalbos pamokoje jūs ir jūsų klasė dalyvavo mokyklos turto suniokojimo programoje? Turtas, mes klasėje buvome, bet joks turtas nebuvo sunaikintas. Mes turime įrodymų, jog tai buvo padaryta. Taip, incidentas įvyko, tačiau jokia žala nebuvo matoma, nes stalą mes pastatėme į vietą. Kas čia tokia? Julija. Ir nesupranta, kodėl nevažiavo į Daniją su dėdė siekti modelio karjeros, tai... O, labas, Viktorija. Opa! Tik tai! Ignas, 18 metų, mėgsta kates, mėgsta fotografuotis su katėmis. Jums ką nors sako vardas Monika Kvedaraitė? Taip. Bet nešalta? Kurgi bus šalta tiem Eskimo broliams? Ar pranešite mokytojams, jog buvo pažeista mokyklos nuosavybė? Ne, Kodėl? nes stalas nesiskundė, jam nieko neskaudėjo. Ar tiesa, kad birželio 29 dieną Romoje tarp jūsų ir Monikos kažkas įvyko? Na, nelabai mėgstu apie tai kalbėti, tiesiog galiu pasakyti, kad tai yra susijęs su tualetiniu popieriumi, policininkais ir... Atsiprašau, ko klausite? Kaip manoma, Vytautas M. ir Titas S. sodų bendrijoje gamino nelegalų kaljaną. Ką galite pasakyti apie Vaidą? Vaidas yra didis sportininkas, kuris savaitę kilnoja bokalus, to pasekoje sumuštas kaimynas. Rūta, šokių mokytoja tikrai ant tavęs nepyksta, kad vietė į šokius. Man tai aš valgyti noriu, padaryk ką nors. Pagrapškim saravins. Geriau Vaida, viesk, padarys ką nors. Vaida, kur tu? Vaida! Arminai, pirmą gal egzaminus įsilaikyk. Jolita? Gerai, varai. Statistikos departamento duomenimis 4 B klasės mokiniai nei karto nepabėgo iš pamokos. Tomai Barokai, susitiksime sapne. Kas Justina? Agnė? Agnė!
Vekėrotaitė Aistė, seniūnė, aktyvistė, visada pasiruošusi padėti tiek mokyklos ribose, tiek patys žinote kur.